Laidoje sužinosime, kodėl Klaipėda netapo Pirklių sąjungos Hanza nare ir kokią įtaką tai turėjo vystantis miestui. Apsilankysime muzikos studijoje Grok bei susipažinsime su jos vadovu, muzikantu ir meniška siela Linu Švirinu. Laidą Kultūra Plius žiūrėkite netrukus. Sveiki! Su jumis sveikinasi laida Kultūra Plius. Šiandien laidoje sužinosime, kodėl Klaipėda netapo Hanzos miestu. Hanza, Pirklių sąjunga. Nu teisingai, o ką jie darė, ką veikė? Prekiavo. Kur prekiavo? Pabaltija. Kažkas tai su pirkliais surišta. Kažkas šiaurės, tarp Baltijos šalių prekybos tinklas kažkoks tai panašiai senoji. Hansa? Taip. Pirkliai buvo. Pirklių yra šita sąjunga. 13–14 amžiuje prekybą Baltijos jūroje organizavo Hanzos sąjunga. Hanza buvo labai stipri pirklių struktūra, ekonominė struktūra, kuri buvo sujungta prekybiniais komerciniais ryšiais, ekonominiais ryšiais ir jungė miestus. Ši sąjunga jungė miestus, kad šie sėkmingai galėtų prekiauti Baltijos ir Šiaurės jūrose ar dar toliau. Hanza jungė miestus, kurie įsiliedavo savanoriškai, buvo laisvieji miestai. Klaipėda priklausė Vokiečių ordinui. Vokiečių ordinas nebuvo Hanzos narys ir kaip tik tai konfliktuodavo su Hanza, kariaudavo. Klaipėda galbūt ir būtų galėjusi įsijungti į tą sėkmingą prekybą Hanzoje ir gauti tam tikrus prioritetus iš tos prekybos, jeigu jinai nebūtų priklausė Vokiečių ordinui. Vokiečių ordino teritorija ir ordino didysis magistras sprendžia. Tai dalykai. Tuo labiau čia yra konkurentai su Hanza. Ordinas buvo konkurentas ir su Gdansku ir karas ne vienas vykdavo. Čia buvo karinis miestas ir neįsivystė gražiai architektūriškai, nesuklestėjo. Tuo metu, kai kūrėsi Klaipėdos miestas, buvo sumanyta, kad čia bus Kuršo ir visos vyskupystės centras. Tačiau šis projektas nebuvo įgyvendintas dėl karų. Visa tai buvo perkelta į Rygą. Kad Klaipėda netapo Hanzos miestu, lėmė ne tik geopolitinės, bet ir geografinės aplinkybės. O už Klaipėdos nieko nėra. Už Klaipėdos yra Žemaitija, už Klaipėdos yra faktiškai tuščios teritorijos apaugusios miškais. Nėra čia su ko prekiauti. Ir viskas. Ir nebėra įsivystymo kelio. Danas upė, tai kur tu jie ten toli nuvažiuosi. Va čia nebėra to užnugario, ekonominio užnugario. Klaipėdai tapti klestinčių prekybos Hanzos miestų prielaidų buvo. Vieta buvo labai gera geografija. Taip. Natūralus uostas, kurio įrengimas nereikalavo daug papildomų jėgų, kažkokių Nemuno kelias, kuris buvo labai svarbus prekiaujant su tuo didžiuliu užnugariu. Dabartin Lietuvos, sakysim, ir net Baltarusijos. Dar viena priežastis trukdžiusi miestui aktyviai įsilieti į sąjungą buvo konkurencija. Šalia buvo keli stiprus miestai. Kenigsbergas stiprus. Žinoma, jis ne Hanza, bet vis tik tai prekybą visą paėmęs. Žinoma, ir neleidžiantis Klaipėdai vystytis. Čia pat netaip ir toli Ryga. Ir gavosi taip, jog iš Hanzos prekybos visa Hanzos sėkmė praėjo pas mus ir pro šalį. Šios Pirklių sąjungos atgarsių būta ir Lietuvoje. Hanzos kontora trumpai funkcionavo ir Kaune. Buvo miestas turintis, atstovybė, vadinkim tai, bet nepilnavertis Hanzos narys. Atgarsių žinoma buvo, be šito Pirkliai nebejotinai ir aplankydavo, Hanzos laivai aplankydavo Klaipėdą, bet vėlgi, dėl to, kad tai buvo karinis miestas, karinis uostas. Ir dar konkurencija, nepamirškite. Miestiečiai norėjo prekiauti, miestas norėjo prekiauti, nepaisant to, kad buvo karinis, bet konkurencija eidavo iš tos pačių hanziečių ir būdavo įtampos ir šitą iš Gdansko laivai atvykę netgi užvertė akmenim specialiai uosto įplauką, kad jūs nebūtumėt konkurentais. Hanzos kontoros buvimas Kaune tą įrodo. Klaipėda buvo nesaugi, Klaipėda buvo laik puldinėjama, Klaipėda nebuvo išaugusi iki miesto ir čia vien su kitu susiję dalykai. Iš vienos pusės reiškia, kadangi buvo silpna, joje nebuvo prekybos, nebuvo ekonomikos, nebuvo ekonominių užnugarių, kadangi kraštas buvo ištuštėjęs, kariaujant ordinui žemaičiam ir lietuviam. Ir iš kitos pusės, kadangi viso šito nebuvo prekybos, nebuvo ir kažkokio stimulų miestų jaukti. Visa ši susikloščiusi situacija liudija apie istorijos paradoksus. Būtent tai, kad Klaipėda buvo tokia iš vienos pusės ekonomiškai labai palankioje vietoje, geografiškai, bet
politinė prasme arba ta vadinama, reiškia, politinės ekonomijos požiūrių, ji atsidūrė netikusioje vietoje. Negalėjo augti, negalėjo vystyti natūraliai. Grinai dėl tų karų. O šiaip prielaidus tikrai buvo. Ir Europoje visą laiką reikėjo, jau nuo 15 amžiaus, ypatingai 16 amžiuje, labai reikėjo Lietuvos miškų. Nors istorikai nemėgsta tokių klausimų, kaip kas būtų, jeigu būtų, bet archeologas ir istorikas leidžia savo retoriškai pamastyti. Geras klausimas. Galbūt Klaipėda būtų tapus Lietuvos sostinė. Jeigu Vytautas būtų savo laiku suvokęs Klaipėdos reikšmę Lietuvai, tai galbūt vėlgi būtų buvę kitaip. Vytautas nesuvokė. Vytautas žiūrėjo, kaip ir tradiciškai jo, reiškia, protėviai, kunigaikščiai žiūrėjo į rytus, kur ten galima, reiškia, kažką pagriebti rytuose, plėsti valstybę į rytus. Ir po Žalgirio mūšio buvo puikiausia proga pasiimti Klaipėdą ir turėti. Bet jis nesuprato, kad Klaipėda yra svarbi tam, kad Lietuva išeiti į vakarus. Visas žiūrėjimas buvo ten kažkodėl. Ir čia tokia negraži istorija, kurią paprastai mūsų istorikai ir istorijos vadovėliai nutyli, nes Vytauto negali menkinti. Spėlioti, kas būtų, jeigu būtų, galima ilgai. Tačiau tai, jog Klaipėda netapo Hanzos miestu, nuvedė uostamiesčio istoriją tokiu keliu, kurio atgarsius juntame ir šiandien. Turime tokį svečių akimis įdomų senamiestį, mūsų pačių akimis šiek tiek apleistą senamiestį. Nu ir turim antrą pagal krovą rytų rytiniam Baltijos regione uostą. Šiandien Klaipėdos uostas svarbiausias ir didžiausias Lietuvos transporto centras, Lietuvos vartai į pasaulį. Klaipėdos uostas iš tikrųjų yra vienas didžiausių pagal krovos apimtis regione. Tikrai dar prieš porą metų buvom netgi lyderiais, bet situacija, aišku, keičiasi. Tai tikrai konkuruojame pagrinde su Rygos ir Talino uostais. Aišku, Klaipėdos uostas negali pasigirti didelių keleivių kiekių, ypač konkuruojant su Talino uostu, kur tikrai keleivių yra 20-30 kartų daugiau. Aišku, ten yra kitos tradicijos, Suomija netoli. Kasmet į Klaipėdos uostą atplaukia laivai iš 50 pasaulio šalių. Klaipėda, sakykime, yra sujungta su didžiausiais Europos uostais, tai yra ir Rotterdamas, ir Hamburgas, ir, kaip jau minėjau, nuolatinės laivybos linijos su Kyliu, su Danijos, Kopenhaga. Klaipėdos uoste per metus maždaug apsilanko apie 8000 laivų, įvairaus dydžio, sakykime. Klaipėdos uostas nėra pats giliausias tarp visų Baltijos valstybių, tačiau laivai gali atplaukti, kurių grimzlė yra apie 12,5 metro. Tonažas, sakykime, tanklaivių, tai gali tikrai siekti netoli 100 000 tonų. Pakankamai dideli laivai, tokie, kurie gali įplaukti į Baltijos jūrą, tačiau tai nėra patys didžiausi laivai, kurie iš tikrųjų galėtų būti kraunami, tie, kurie jau plaukia Baltijos jūroje. Šiuo metu uoste kraunama apie 27 milijonai tonų krovinių. Tai nėra maksimalus kiekis, nes uostas gali krauti iki 40 milijonų tonų. Išnaudojama, sakykime, apie 60 galbūt procentų galimybių, bet reikia suprasti, kad tikrai niekada nebus taip, kad bet kas, ar uostas, ar kažkokia įmonė, kad tikrai visų 100% dirbs. Klaipėdos uostas įsikūręs 3. pagal dydį Lietuvos mieste. Tai daro įtaką jo vystymuisi. Uostas, pavyzdžiui, ir sostinė, kai yra vienoje vietoje, kaip Ryga, Talinas, tai yra tikrai žymiai platesnės galimybės plėtotis, nes tai yra kaip du stimulai, kaip sostinė visą laiką eina ir Klaipėda yra sunkiau, nes tai nėra sostinė ir mes turim žymiai daugiau pasistengti, kad nugalėtumėm, sakykime, toj konkurenciniai kovoj su uostais sostinėm. Uoste nuolat vyksta atnaujinimo darbai. Viena iš aktualiausių problemų tai yra uosto akvatorijos
valymas, dugno valymas, kad būtų pasiektas ir tas projektinis gylis, nes tikrai, kaip teko girdėti, yra nemažai akmenų, kuriuos reikėtų iškelti ir pašalinti, kad netrukdytų laivybai. Perspektyvoje uostas bus gilinamas iki galbūt 15 metrų. Taip pat šiandien vyksta tikrai didelė diskusija apie tai, ar reikalingas Lietuvai giliavandenis uostas, nes gamta yra gamta ir šioje teritorijoje, senojoje uosto dalyje tikrai mes nepasieksime tokių gylių, kurie būtų 17 metrų gylis. 2004 metais Japonijos tarptautinio bendradarbiavimo agentūra parengė uosto plėtros galimybių studiją, kuris susilaukė gana neigiamos klaipėdiečių reakcijos. Giliavandenis uostas galėtų būti tik tai viena krantinė ar pirsas, kaip įvardinant, nusidriekiantis šiek tiek į jūros gilumą, prie kurios galėtų švartuotis tie patys didžiausiai laivai ir būtų išspręstas tas klausimas ir suderintos, manau, ir miesto reikmės, ir gyventojų, ir niekas labai nenukentėtų, sakykime, ir pliažai, ir uosto galimybės tikrai įsiplėstų, jeigu galėtumėm krauti pačius didžiausius laivus, kurie plaukia Baltijos jūroje. Sunku pasakyti, kokia šiandien būtų Klaipėda, kaip atrodytų uostas, jei miestas būtų tapęs Hanzos sąjungos nariu. Mes galime tik pasidžiaugti, kad ir šiandien čia vyksta prekyba ir į uostamiestį atplaukia ir išplaukia laivai. O Klaipėda yra labai svarbus Lietuvos miestas. Su visų pasauliu vyksta prekyba ir tai, Klaipėda galėtumėm vertinti kaip tikrai vartai Lietuvos į pasaulį. Jau visai netrukus rubrikoje Asmenybės plius susipažinsime su Linu Švirinu, o dabar Baltikum televizijos eteryje reklama. Nors Klaipėda ir netapo Hanzos miestu, tačiau šiandien jis svarbiausias ir didžiausias transporto centras, kur susijungia sausumos ir vandenų keliai iš rytų ir vakarų. Jūra kviečia čia atvykti ir kurti meniškas sielas. Šiandien apsilankysime muzikos studijoje Grok ir susipažinsime su šios studijos įkūrėju, muzikantu Linu Švirinu. Linas Švirinas, jau 10 metų gyvenantis, kuriantis ir dirbantis Klaipėdoje, gimė ir augo Marijampolėje. Čia prasidėjo kelias, kurį Linas, nebijodamas pasijuokti iš savęs, apibūdina linksmų pavyzdžių. Matyti, esu toks tas asiliukas, kuris ieško laimės ir keliauja, šiuo atveju Lietuvoje, bet tai tas asiliukas yra dar ir tokia istorija, ne istorija, bet toks kaip ir pasakojimas apie asiliuką, kuriam reiškia tas žmogus, kuris jį kinko ir mėgina, kad jis vežtų kažkokį krovinį, tai jam prieš nosį pakabina morką, jis siekia tą morką, reiškia, paimti, suvalgyti, suėsti ir tokiu būdu traukia tą vežimėlį. Tai jo kaiminystėje gyveno žymi dainininkė Violeta Urmanavičiūtė, dar visai jauną Liną įkvėpė mokytis muzikos. Noras mokytis muzikos buvo inicijuotas jos, reiškia, pamokų ruošimo. Jinai buvo metais už mane vyresnė ir pradėjo, aišku, anksčiau lankyti muzikos mokyklą. Ir kažkaip sudomino jos, reiškia, tos muzikavimas už sienos ir išreiškė norą mokytis. Tuomet tėvų paprašęs nupirkti pianiną, pradėjo mokytis muzikos mokykloje. Taip pat 8 metus lankė ir berniukų chorą. Tai vėliau nulėmė ir vėlesnės aukštesnės pakopos muzikos studijas. Atvykęs į Kauną, mokėsi chorinio dirigavimo. Baigęs studijas, kaip sako pats Linas, pradėjo asiliuko kelionę. Iš kariuomenės grįžo į gimtąjį miestą. Turėjau irgi progos ruošti televizijos laidas. Turėjau progos dirbti teatre muzikinės dalies vedėjų. Turėjau progos dirbti vietiniam radijuje. Turėjau progos dirbti tame pačiame berniukų chore, kuriame pats kadais dainavau. Žodžiu, dar dirbau vargonininku. Žodžiu, turiu įvairių patirčių, kurias dabar galiu sėkmingai taikyti savo veikloje, kurią vykdau Klaipėdoje. Buvau, kaip sakant, šiek tiek neištikimas kažkokiam tai darbui, nes imdavausi kito po kiek laiko atsiradus galimybėm. Ne dėl to, kad aš iš bedarbystės ieškodavau kitą darbą, bet tiesiog
būdavo labai įdomu, smalsu save patikrinti kitose aplinkybėse. Kai gimtojoje Marijampolėje savęs tikrinimai išsisėmė, Linui vėl kilo noras išbandyti kažką naujo. Išvykęs į Vilnių, ten gavo pasiūlymą dirbti Klaipėdoje. Atvykęs į Uostamiestį, čia pradėjo dirbti muzikos instrumentų parduotuvėje. Santykiai rutuliuotis iš tikrųjų nuo santykio parduotuviai, kokio iki visai kitokių santykių, iki muzikavimo, kūrybos, bendradarbiavimo, važiavimo į pirtį pagaliau. Laikui bėgant atsirasdavo žmonių, kurie prašydavo jų vaikus pamokyti groti kokį nors instrumentu. Tokių prašymų laikui bėgant vis daugėjo. Darėsi neįmanoma suderinti darbo parduotuvėje ir su sakykime, ugdymo veikla muzikinė. Tai teko apsispręsti. Ir dar žengti vieną žingsnį ir pradėti, paskirti absoliučią didžiumą laiko bendravimui tokiam su vaikais, mokytis, dalinti savo patirtimi ir aišku, iš jų mokytis. Vaikus mokyti muzikos pradėjo jau antraisiais gyvenimo Klaipėdoje metais. Tai pamažu gimė ir muzikos studija Grok. Jau stambesnis judėjimas, tai kaip ir tas mūsų festivalis maždaug ir žymi mano tokio aktyvesnės tos pedagoginės veiklos laikmetį, nes aš supratau vieną dalyką, arba taip įsivaizdavau, kad tai turi būti, kad mūsų muzikavimas, mūsų užsiėmimai su vaikais turi pasibaigti kažkokiu tokiu reikšmingu, reprezentuojančiu mūsų veiklą ataskaitinio koncerto, jeigu taip pavadinti. Taip Klaipėdoje prasidėjo dar viena graži tradicija. Mokslo metų pabaigoje mieste vyksta muzikos festivalis Grok. Tie pirmieji gal nebuvo visiškai festivaliai. Bet jie norėjo jais būti, gal jie ir dėl to jais vadinami, nes tai vis tiek jau buvo vos daugiau nei koncertas. Bet jeigu palygint su tuo, į ką išaugo, tai buvo iš tikrųjų toks, labai graži pradžia. Šiais metais vyks jau 7. Grok festivalis. Koncertai vyks 6 dienas. Ir irgi jau tokia apimtis jau stipriai išaugus. Muzikos bus daugiau įvairesnės. Kiek šiuo metu žmonių yra studijoje Grok, jos įkūrėjas pasakyti negali, nes skaičius nuolat kinta. Senbuvių tokių kaip jis irgi nėra. Mokiniai džiaugiasi tiek buvimu studijoje, tiek savo mokytojų. Gal prieš kokius 3 metus užsinorėjom groti, pirmą atėjau aš, labai norėjau groti, štai ir atėjau, pasirodė labai geros sąlygos. Ir vadovas labai patiko, draugiškas, bendraujantis. Jeigu visi mokytojai būtų tokie mokykloje, tada mokytumės 10-aisiais. Linksmas dažnai labai jaunatiškas iš tikrųjų yra. Nes vis tiek bendrauja su vaikais, ten jo pagrindinis toks įsimimas yra ir darbas, tai jam reikia palaikyti tokį įvaizdį. Tai jog Linas netradicinis pedagogas liudija ir jo kolegos. Jis turi charizmus daug. Ir, pavyzdžiui, vaikai, kurie eina į Grok studiją, iš jų galbūt galima rasti pas juos tą atsakymą, kodėl Linas yra traukos centras. Pažiūrėjus į tai, kaip Linas su jais bendrauja ir kaip šitie vaikai mokiniai su juo bendrauja. Pavyzdžiui, dabar, jeigu buvo žiūrėję pas jį, jisai dabar su jais žaidžia stalo tenisą. Kodėlgi ne? Kurioj muzikos mokykloje mokytojas arba pagaliau šefas su mokiniais galėtų žaisti stalo tenisą iki prakaito braukimo. Iš tikrųjų, tai yra žmogus labai kupinas visokiausių idėjų. Man yra nuostabu, kad jisai neišsenka niekada su savo idėjom. Jisai gali, jam spontaniškai kyla įvairiausių minčių, mintikių ir jis jas imasi iš karto realizuoti. Vienas iš gražiausių studijos Grok mokinių rezultatų – roko opera Eglė Žalčių karalienė, kuri gimė kuriančia jaunimo iniciatyva. O čia gavosi iš tikrųjų viršijantis jų galimybės, nes nieks neužsakinėjo, jie nežinojo, ko jie nemoka, neanalizavo, ką jie moka, tiesiog džiaugiasi tuo kūrybiniu procesu. Ir tas džiaugsmas, tai kaip sakant, tas iš tikrųjų kūrinys yra gimęs iš meilės ir matyt dėl to pakankamai sėkmingas, arba labai netgi sėkmingas. Aš vis pirma grojau ir dalyvavom kūrybiniam procese ir po to bandžiau šiek tiek įrašinėti tą operą. O kas gali lankytis, kurti ir muzikuoti studijoje? Darome labai griežtą atranką. Reiškia, negali ateiti
jaunimas vyresnis nei 100 metų. Be to, kad moko groti vaikus, Linas Švirinas pats organizuoja festivalius, įvairius renginius, jis ir pats pasirodo scenoje. Įdomu, jisai nėra nei jazzmenas, nei klasikmenas. Jisai, aš nežinau, kas jis yra Linas Švirinas. O scenoje jį galima būtų galbūt pavadinti bardu. Vis dėlto grįžtant prie tos dainuojamosios poezijos. Jis turi savotišką savitą bendravimą su publika. Niekada nepraeis koncertas taip, kad pirma daina, antra daina, trečia daina ir ten baigėsi. Jis visada būna mintis koncerto, jinai aiškiai išreikšta, klausytojas tada ne tik muziką girdi, bet turi ir apie ką pagalvoti. Niekad nesusijau save su didelė scena savo veiklos, net ir dabar turėdamas galimybės, reiškia, padaryti kokybiškus įrašus, aš mieliau įrašinėju kitus nei save, ne, aš savo įrašų neturiu. Įprasto laisvalaikio Linas sakosi neturys. Aš dabar, kai esu įsisukęs į šitą visą ratą, tai man gaunasi laisvalaikis, tai paikalaikis. Linas Švirinas juokauja, kad ateities planuose sulaukti pensijos. Jis pastebi, kad pastaruoju metu keičiasi ne savo norų. Kiek surimtėjęs prasitarė apie savo planus dėl studijos Grok ateities. Įtraukti jauną kartą, kuri turi daug jėgų, turi daug ambicijų ir perleisti tą vairą ir kad jie galėtų vairuoti tą reikalą, jeigu jiems jisai būtų įdomus. Įsibėgėjus pavasarį kartu su bundančia gamta suaktyvėjo ir kultūrinis gyvenimas Klaipėdoje. Pristatome kultūrinės uostamiesčio naujienas. Gegužės 5 dieną Klaipėdos universiteto mokomajame teatre klaipėdiečiams buvo pristatytas Vilniaus kolegijos spektaklis Publikos išplūdimas. Kurso vadovas ir režisierius Valentinas Masarskis. Tai yra žodžio teatras. Mes plūsime publiką. Labai man šita pjesė yra tragiška. Visų pirmiausia, todėl, kad tai yra Hankėje parašė apie tai, Petris Hankė parašė apie tai, kad apie tą amžiną mūsų nesusikalbėjimą su jumis. Gegužės 5 dieną jau 12 kartą Klaipėdoje prasidėjo Vokiečių kultūros dienos, kurių programoje per pusantro mėnesio įvyks 17 renginių. Didžiausia naujiena tikriausiai dar Lietuvoje nedemonstruoti Zebra festivalio filmai. Berlyno Zebra festivalis tai yra labai žinomas forumas, jau 12 metų veikiantis Berlyne, tai yra audiovizualinė poezija. Tai mums pavyko jį prisivilioti, taip sakant, į Klaipėdą. Vokiečių kultūros dienų atidarymo proga Simono Dacho namuose buvo pristatyta Jurijaus Bachitovo paroda Bauhausas Klaipėdoje. Gegužės 6 dieną Klaipėdos dailės parodų rūmuose buvo atidaryta menininkų Andriaus ir Nerijaus Erminų paroda Išpakuota. Naudoju kasdienės formas, kurios sutinkamos mūsų aplinkoje ir jas pajungiu kaip tai tokia anapusybė, kas yra už formos. Kultūrpolyje gegužės mėnesį reziduos menininkė iš Vilniaus, tapytoja animacinio filmų kūrėja Ieva Bunokaitė. Bus kuriamas animacinis filmas su Vydūno ir Simono Dacho mokyklų penktokais. Etnokultūros centre gegužės 12 dieną 18 val. Atidaroma paroda Su meilė Kuršių nerijai. Ši paroda skirta tautodailininko Antano Dardo Jonušo kūrybai. Gegužės 14 dieną 18 val. Klaipėdos koncertų salėje folkloro kolektyvai Alka bei folkloro teatras Aitvaras pristatys naujausią savo programą Lietuvininkų vestuvės. Šiemet mes kviečiam visus į lietuviško tautinio šokio fiestą Klumpakojo konkursą, kuris vyks gegužės 15 dieną Žvejų kultūros rūmuose. Konkurse šiemet dalyvauja 25 kolektyvai iš visos Lietuvos. Gegužės 14 dieną, penktadienį, 18 val. Lietuvos fotomenininkų sąjunga atidaro naują galerinę erdvę, Danės vartų galerija, kuri bus
adresu Žvejų gatvė 10 ir iš tikrųjų džiaugiamės galėdami pristatyti Lietuvos fotografijos grando Romaldo Požerskio parodą Miražų dosie. Tai yra aktų paroda. Gegužės 15 dieną, 16:30, Menų fakultete, tai yra Donelaičio 4, visus kviečiam apsilankyti Baltajame festivalyje. Šiandien sužinojome, kodėl Klaipėda netapo Hanzos miestu ir kokią reikšmę tai turėjo vystantis miestui. Noriu paskelbti konkurso klausimą susijusį su šia tema. Šiaurinės Vokietijos, Prūsijos ir Livonijos miestų prekybinė ir politinė sąjunga buvo įkurta 1280 metais. Kiek miestų ši sąjunga jungia savo didžiausio klestėjimo laikais? Kitą savaitę burtų keliu mes išrinksime vieną laimingąjį, kuriam atiteks bilietas 2 asmenims apsilankyti renginyje koncertų salėje. Praeitoje laidoje uždavėme klausimą, kaip dar buvo vadinama Mažoji Lietuva. Į šį klausimą iš teisingai atsakiusių ištraukėme vieną laimingąjį. Šiandien su juo ir susipažinsime. Čia yra Henrikas Vilgevičius. Tai Henrikai, iš kur sužinojai atsakymą? Atsakymą šiaip žinojau anksčiau, domėjaus truputį istoriją, tai ir suskubau atsakyti greit. Tai kaipgi buvo dar vadinama Mažoji Lietuva? Teisingas atsakymas yra Prūsų Lietuva. Teisingai, Henrikai. Dovanojame tau kvietimą apsilankyti koncertų salėje 2 asmenims kultūrinėme renginyje. Ačiū labai. Sveikinam dar kartą. Iki. Šios savaitės konkurso nugalėtoja tapo Skaistė Juškaitė. Sveikiname. Kitoje laidoje papasakosime, kaip Klaipėda buvo tapusi sostinė, kurioje tuo metu buvo apsistojusi karališkoji šeima. Apsilankysime pantomimos teatre A bei susipažinsime su jo vadovu ir bene žinomiausiu Lietuvos mimu Aleksu Mažonu. Su jumis buvo laida Kultūra Plius. Susitiksime jau kitą sekmadienį Baltikum televizijos eteryje.